Sveiki draugai, su jumis Haroldas, Krypto mokymų centras. Šiandieną šeštadienis, kovo 8 diena ir darome dienos analizę. Taip, tai savaitgalis, kaip jau būdinga Bitcoinui savaitgalį, siauras range. Tai setupina šiaip visai neblogai, manau, paskvyzinčia dar naktį, rytoj ir pirmadienį, gal kitą savaitę kažkokį volatilį turėti kažkurią pusę. Matysime, kurią. Pradėkim nuo 8 dienų time frame, pažiūrim, kaip čia setupina šiandieną tą žvakę. Dar 5 dienos iki klauso, tai dar daug laiko. Vakar, kai dariau video, treidinam dar viduj bensų, dabar jau treidinam žemiau bensų, bet dar 5 dienos, tai čia visko gali būti, galim dar ir pakrysti ir atgal pakilti. Tai dar daug laiko. Ir nelabai iš tikrųjų svarbu jau ar užklausinsim tą žvakę viduj bensų ar žemiau bensų. Nieks nuo to nepasikeis, tai kaip matom, kad trečiavo pavyzdys. Užklausinom žvakės, porą žvakių viduj, po to porą žvakių žemiau ir galiausiai vis tiek, rezimuojant, tai priveda prie sideways periodo. Minimum porą mėnesių. Galit pažiūrėti tą video ant Goldo, kur dariau kažkurią tai dieną. Video aprašyme bus parašyta, tai kur lyginau ir rodžiau ant Goldo istoriškais pavyzdžiais, kas atsitinka, kai pradedam treidinti viduj bensų po stipraus uptrendo. Tai rezimuojant, tai priveda prie gan ilgo konsolidacijos periodo. Tai realiai čia turėjom tą patį uptrendas, klausas, kuris prives prie minimum kaip poros mėnesių konsolidacijos. Daily, pažiūrim, kas atrodo pas mus daily. Nu jo, daily irgi panašiai kaip vakar, kai dariau video, tai treidinom viduj bensų. Sakiau, kad galim realiai bet kurią pusę dabar pasirinkti. Pam. Tai pasirinkom į apačią, na ir kaip matom, vis dar turime downtrendą, turim raudonus bensus, turim nesugebėjimą treidinti vidujų, tai vieną kartą bandė iškilti, iškart nusilofino. Šį kartą 2 žvakės sugebėjo uždaryti viduj bensų, vėl nusilofino. Na tai nereikia kovoti prieš trendą, kol kas trendas į apačią, tai manau didesnė tikimybė nuo šito silofo, kad eisim testinti kažkurį iš šitų 2 levelių. Tada gal vėl mėginsim benzus, na ir gal jau ant šito bandymo pavyks juos pralaužti ir pradėti po biškį treidinti bullišlį į viršų. Iki 100k jau seniai nebuvo tepa, tai manau 100k tepas. Tikrai neblogas targetas ant kito bullish pušo, kuris vyks, kažkada gal kovo gale gal. Pagal taip, kaip viskas čia atrodo, tai kovo gale, balandžio pradžioj gal galėtų visą tai susisetapinti. Tai dar mėnesiuką palaukti. Vis dar downtrendas. Pažiūrim total du kaip išsilaikęs. 8 dienos, na irgi. Jau kiekvieną dieną tas pats. Laukiam tiesiog, at this point tiesiog laukiam raudonų bensų. Čia jau net nebejoju, kad jie taip krosinsis, o tada žiūrėsim, ar pasikartos dar vienas toks scenarius, kur tiesiog su raudonais bensais gan giliai nusilofinsim, bet po to pratesim trendą. Na, net ne tai, kad pratesim trendą, o paraninsim iki range high. Manau, kad taip tikrai jau nebus šį ciklą. Labai mažai, nežinau, kas čia turi atsitikti, kad būtų taip. Labai maža tikimybė. Kažkas tokio į lower high. Labiau realistiška, manau. Jo, tai rezimuojant, laukiam raudonų bensų ir žiūrėsim, ar atsitiks kažkas tokio, ar tiesiog subirėsim į visišką bear marketą, kaip buvo čia. Daily. Daily irgi atrodo silpniau, tai nei viena iš šitų žvakių nesugebėjo klausinti viduj bensų, BTC klausino šitas 2 viduj bensų. Bet irgi ta pati istorija, tai kol kas trendas žemyn, tai tikime žemyn.
kol rasim kažkokį stipresnį supportą, bouncint, paflipint vėl benzu žaliai ir tada mėginti kažkokį bullish move. Jeigu jis bus ant BTC, tai jo, tikiu, ant altcoinų, tai kažkaip nenustepčiau, jeigu čia dar tos raudonus benzus jis tampys ir tampys čia visą porą mėnesių. Nu, bet jo, trumpai tariant, tai be žalių daily bensų uptrendo tikrai nebus, tai čia kaip pirmas step 1. Po to žiūrėti, jį turim čia liquidity levelį, tai yra kur pakilti. Bet vis tiek reikia galvoti, kad visi šitie dabar žmonės, kas pirko per paskutinius realiai, kiek čia 4 mėnesius, 5 mėnesius jie dabar visi minuse, tai, nu, manau, bet koks pumpas tiesiog bus nuselofinimas. Ja, kažkaip taip. BTC pažiūrim mažesnio time frame'ą. Nu jo, dabar esam grinai per vidurį range'ą. Turim du ekstremumus. Nu ir čia tokį turim siaurėjantį, ne. Tai galiausiai tas siaurėjimas prives prie išsitaškymo į kažkurį ekstremumą. Nebūtinai gal toks pathas. Manau, kas labiau realistiška gal patreidint, pakrysti 100 talau, grįžti, pradėti čia buildint bullishly, pakilti iki viršaus, pasiimti šitą high, vėl grįžti ir gal į vidurį, vėl čia kažkas mokytis. Nu, žodžiu, toks dabar bus BTC price actionas, labai smaus, toks tampantis abi pusės, ne. Jo, kažkas tokio, trendų čia kol kas nekvepia, nebiški, tai manau tiesiog nuo range high iki range low, gan simple range'as, nuo 9.5 iki 8K. Ir visą šitą zoną čia shortint, take profit, visą šitą zoną pačioj longint. Ir jo, čia longint, take profitus, čia shortint, čia take profitus. Gan simple. Tai BTC 2 dienų bensai, kaip atrodo, pažiūrim. Na, irgi po biškį siaurėja, tai trendas stiprėja. Matom, bet ta vieta, kai siaurėja bensai, tai reiškia, trendas vis stiprėja. Žiūrėsim, ar čia pradėsim dar taip labiau kilti ir iš vis jau tada jo susiaurinsim. Ar pradėsim visgi čia tokių range'ų tradint, kas labiau, manau, tikėtina. Nu, reiktų pirmą užklausint žvakę juose, tai 2 dienų time frame'as dar ne vienos žvakės neužklausino. Tai kai užklausinsim žvakę, manau, galėsim pažiūrėti į kažkokį pokytį, kol kas tai yra kaip yra, downtrendas. Na ir 8 valandų time frame'as, tai matom, tik trumpam sugebėjo flipinti benzus, nesugebėjau susiportinti, iškart kryto žemiau jų. Tai, nu jo, manau, obvious. Down į šitą zoną. Tikrai. Nors, aišku, dar turim 8.5, tai taip gal pasakysiu. 8.5 turim, kurios visgi laikė marketą. Čia neblogai laikė. Tai jeigu 8.5 laiko, tai manau tada galim paraninti, pasiimti kažkurį iš šitų highs. Jeigu ne, jeigu krentam kiaurai, tai tada šitie 2 leveliai ir nuo čia gaudyti reversalą.
Nu, manau, dar daug bus čia bandymų įsibreikautinti šitą range'ą ir visus jos galima drąsiai feidinti. Tai jau, kaip minėjau, čia short, čia long. Taip, tai tiek tada šiandienai. Savaitgalis, nieko įdomus nevyksta markete. Rytoj padarysim ilgesnį video, pažiūrėsim altcoinus, kaip altcoinai laikosi. Pažiūrėsim BTC dominance ir dar gal kažką pažiūrėsim. Gerai, šiandienai tada tiek ir susitiksime rytoj.